Kuo ypatingi ekologiškų ūkių produktai? Didžioji dalis ūkininkų taip ir daro. Ir ten nuskina ir atveža ką tik tokią traškę salotą. Arba jeigu tai daržovės, tai yra numatosi dar ten kažkokie lašeliai rasos. Kodėl dedate širdį į ūkininkavimą? Gyveni ūkininkaudamas, o ūkininkauni gyvendamas, tai toj širdis ir priklauso tam. Į kur veda ekologiški ūkiai? Elementariai atsigręžiame į savo sveikatą. Į savo sveikatą, į tai, kaip auginame vaikus, į ateitį ir kokį pasaulį kūrėme, ir kokiam gyvensim, ir kokiam gyvens mūsų vaikai. Koks yra ekologiško maisto privalumas? Būti pačiam sveikai gyventi ilgiau, turėti kokybiškesnį ar ne gyvenimą. Ir tai ir yra visas tas privalumas. Kokią žinutę siunčia ekologiški ūkiai? Mes turime galvoti apie žmogų, kad ekologinis produktas yra jam sveikiau, jo šeimai sveikiau, jo ateičiai. Tai yra du dalykai, yra pats žmogus ir to žmogaus aplinka, kurios gyvena, turi abu būti sveiki, draugiški ir subalansuoti. Ar ekologiški produktai nėra per brangus? Sakyčiau, kad mitas ir matom, kad vis dėlto parduotuvėse tie produktai yra. Jeigu jų turbūt nepirktų, tai jų ten ir nebūtų. Dabar žmonės renkasi tą ekologišką produktą, jeigu tik jis yra įperkamas. Mes tūkstančius metų naudojam tradicinį ekologinį žemės ūkį, o paskutintam šimtmetį sugebėjom sujaukti ir planetą, ir maistą. Ir paskui sakom, o žiūrėkit, naujiena ekologinis maistas. Gal 18, 19 ar 20 amžiaus pradžioj matėt kokį nors kitokį maistą, ne ekologinį?